vyras. Vyro tai čia šitam krašte būtent yra gal kokias 5 kartos, man atrodo, jau likusios. O aš esu atsikraušiusi į šitą kraštą nuo paauglystės, nuo 12 metų. Susituokėm ir grįžom gyventi į kaimą. Iš pat pradžių mes nusipirkom žemę. Buvo kilusi idėja, kad mes norim kažką tai daryti kaime. Nežinojom iki galo kas, žinojom, kad tai turi būti susijęs su gamta, su galimybė suteikti žmonėm kažkokį tai poilsį gamtoje, bet kad tai išsivystys būtent iki šitos idėjos kaip gamtos terapijos erdvė Žvaigždžių slėnis, tos konkrečiai idėjos nebuvo. Kreipėmės į Ukmergės rajono valdžią su klausimu, ar mes galėtume pretenduoti kokį nors projektą. Ir tiesa ta, kad iš tikrųjų tuo metu nebuvo jokio projekto mums tinkama, tačiau vyko toks įdomus tarpregioninis projektas apie lėtąjį turizmą. Tai būtent to projekto rėmuose mes pirmą kartą sužinojom apskritai, kas yra lėtasis turizmas. Gavom tikrai daug žinių ir tai buvo tas pagrindas, kuris pradėjo dėlioti idėjas, o tai koks turėtų būti vis dėlto slėnis. Tai ir po kurio laiko atsirado tinkamas kvietimas, jis dar truputėlį pakoregavo, kur link turėtume judėti ir būtent to projekto rėmuose atsirado 4 kupoliukai. Mes taip pat įsigijome žvaigždės formos palapinę, nes neturime jokios salės uždaros, kur galėtų vykti kažkokios tai veiklos, kai oras yra netinkamas, o būtent šita palapinė, jinai leidžia esant blogom oro sąlygom joje būti, durys yra užsegamos ir iš esmės iki tokio vidutinio rudens ten galima pakankamai gerai dar praleisti laiką. Šiaip esu labai dėkinga už tai, kad atsiradom šitose UVG projektuose, kvietimuose ir kad jie tarsi pastūmėjo, davė tą kryptį, o idėjų, minčių mes turime labai didelių ir aš savo leidžiu ambicingai pareikšti, kad mes norėtume būti bene didžiausia gamtos terapijos erdvė ir kad žmogus, bet kuriame Lietuvos krašte pagalvojęs apie tai, kad esu pavargęs nuo visko, noriu atitrūkti ir noriu patirti kažką tokio giluminio, žinotų, kad Žvaigždžių slėnis yra būtent apie tai. Tai čia planuojame ir toliau organizuoti renginius, rengti stovyklas, vystyti pačią erdvę, labiausiai orientuotą į būtent žmogaus emocinį sveikatinimą.